Pone Juravičiau, kokį jūs gavote pranešimą ir iš ko ir kuo jūs apkaltino? Aš ir paskaitysiu. Alytaus rajono savivaldybės administracija. Pranešimas apie tarnybinį nusižengimą. Pranešame, kad yra duomenų, jog esate įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą. Buvo gauta oficiali informacija, kurioje nustatyta, kad 2009 metais, gegužės 25 dieną, apie 11 val. 35 minutės, 11 val. 55 minutės, Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo seniūnijos seniūnas Jonas Juravičius atvyko katafalku iki Miroslavo bažnyčios ir pajudėjus laidotuvių procesijai, įsėdo į katafalką ir vairavo šį automobilį, veždamas mirusįjį į kapines. Atsižvelgiant į tai, jūs įtariamas pažeidęs valstybės tarnautojo veiklos etikos taisyklių gal 5 punktai ir galiausiai remiantis aukščiau minėtų teisės aktų reikalavimais, yra įtariama, kad jūsų veikla, įvykdyta veikla nesusijusi su pareigybės aprašymu reglamentuotomis funkcijomis. Prašoma pateikti paaiškinimą iki nurodyto tarnybinio nusižengimo birželio 2 dienos.